Jeigu Biržų krašto kultūrą palygintumėm su medžiu, tai į šitą medį šiandien nusileis 5. aukso paukštė. Ir šiek tiek istorijos. Aukso paukštė yra apdovanotas teatro kolektyvams vadovaujamas Vitos Vorienės, Biržų Saulės gimnazijos choras, vadovė Danguolė Kazakevičienė, Žemynos ansamblis, vadovė Aušra Butkauskienė, Vlado Jakubėno meno mokyklos choras su vadovė Viktorija Morkūnienė ir šiandien 5. paukštė. Šiandien sveikinsime liaudies šokių kolektyvą Raitytinis. Manau, kad aš nežinau, čia dabar Raitytinio vadovė Danguolė Kalkienė, prašau. Nes šnekėsiu apie jūs. Aš galvoju, jūs nematote, bet aš matau šokėjai ten užkulisiuose ir aš kreipiuosi ir į jūs. Jie, žinokite, mojuoja, vadinasi, viską girdi. Ir iš tiesų jūsų puoselėjimas kultūrinių tradicijų, jūsų meilė scenai, jūsų ilgametis darbas yra geriausias įrodymas, kad kolektyvas vertas būti tarp geriausių Lietuvos kolektyvų. Ir jūsų šokis nėra atskiri judesiai ar šokio žingsneliai, tai yra tikrasis mūsų paveldas. Ir tuojaus jūs gausite tą aukso paukštę ir labai linkiu, kad ta aukso paukštė, šis apdovanojimas būtų įkvėpimas toliau kurti šokį, įkvėpimas pasirodymams, kelionėms ir tolesniam tautinio paveldo išsaugojimui. Tai šiandien su didžiuliu džiaugsmu ir su pasididžiavimu sveikinam jūs šio garbingo apdovanojimo proga. Ir noriu perduoti nuoširdžiausius linkėjimus nuo Biržų rajono savivaldybės mero Kęstučio Knizikevičiaus ir tiesiog paskaityti padėkos raštą. Padėka Danguolei Kalkienei, Biržų kultūros centro choreografijai, už Biržų krašto etninės kultūros puoselėjimą, propaguojant liaudies šokių tradicijas bei ilgametį ir nuoširdų darbą. Ačiū Danguolė. Čia toliau yra šiokia tokia materialinė dovana visam kolektyvui. Tai dar kartą sveikinam ir didžiuojamės. Labadiena visiems. Šiandien susirinkom tokią ypatingą dieną. Šiandien yra motinos diena. Tai visas salėje esančias mamas, močiutes, globėjas norėčiau pasveikinti šią ypatingą progą. Norėtųsi palinkėti jums visoms stiprios sveikatos, kantrybės, ilgų gyvenimo metų. Būkite mylimos ir laimingos. O Raitytinio kolektyvo, galima sakyti, mama, šiandien norėčiau pasveikinti su ypatingo apdovanojimu, aukso paukštės apdovanojimu. Jūsų talento dėka, sunkaus darbo, kantrybės dėka, jūs esate apdovanojama tokiu garbingu ženklu. Tai sėkmės jums, jūsų kolektyvams, esamiems kolektyvų nariams ir buvusiems. Ir linkiu, kad ateityje nestigtų naujų kūrybinių sumanymų.
Dar kartą sveikinimai jums. Ir atėjo tas momentas, kada į sceną kviečiu Danguolę Kalkienę. O dabar, kaip jau minėjau, turime svečių. Viešnios iš Lietuvos nacionalinio kultūros centro choreografijos specialistės Živilė Adomaitienė ir Eglė Kotryna Balandienė, bei Gražina Kasparavičiūtė, choreografė, ir Biržų kultūros centro direktorius Romas Lesevičius. Prašom į sceną. Tai dabar norėčiau jums... Palaukiam dar. Plojam, laukiam direktoriaus. Dabar aš jums perduosiu mikrofoną ir laukia stebuklingas momentas. Mėly šokėjai, brangioji Danguolė, gerbiami svečiai, visa graži šeima, šokėjų šeima. Šiandien yra ypatinga proga tai, kad į jūsų rajoną, į jūsų kultūros centrą, į šokėjų, raikytinio šokėjų būrį atskrido ši paukštė. Prieš 26 metus Lietuvos nacionalinis kultūros centras kartu su Pasaulio lietuvių dainų šventės fondu įsteigė Aukso paukštės nominaciją. Tai geriausiams Lietuvos ir pasaulio lietuvių mėgėjų kolektyvams prizas įteikiamas ir jų vadovams už didžiuosius nuopelnus, kuriuos mes šiandien ir girdėjome. Už dainų šventės tradicijos išsaugojimą, už konkursų laimėjimus, už tautinio kostiumo dėvėseną, saugojimą, už jūsų nuolatinį atsidavimą darbui ir aukštą meninį lygį. Ši aukso paukštė atskridusi į jūsų būrį, jinai čia
išskleidžia dar labiau savo sparnus. Išlydi išeinančius 12-okus, lai jie pasklinda po Lietuvos šauniausius studentiškus ansamblius kolektyvus, lai šios aukso paukštės išskleisti sparnai sustiprina jaunuosius, kviečia mažesnius šokėjus į jūsų šį puikų būrį. Labai labai didžiuojamės, kad šiandien įteikėme jums. Jūs tikrai esate verti šio garbingo aukso paukštės apdovanojimo. Ir žinoma, be jūsų vadovės, be jūsų šauniosios vadovės, tikrai šis laimėjimas galbūt būtų buvęs ir neįmanomas. Tad labai dėkojame, labai džiaugiamės ir labai sveikiname. Bet prieš įteikdami aukso paukštę turime patvirtinti, kad jinai yra tikra ir oficialiai įteikiama jums. Taigi, šio apdovanojimo aukso paukštės tikrumą patvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos diplomas bei Lietuvos nacionalinio kultūros centro pažymėjimas už 2024 metų geriausią liaudiškų šokių grupę Raitytinis ir jos vadovė Danguolė Kalkienė. Sveikinimai. Turbūt Biržų žemė šventa, kad turite tokių gražių šokėjų. Mielieji, jūs nuostabūs. Ir jūs užtikrintai esat verti šio apdovanojimo. Vertinkite jį, gerbkite savo vadovybę ir didžiuokite savimi. Jūs esate Biržų puošmena. Su jūsų švente. Mėly šios šventės dalyviai, džiaugiuosi aš, džiaugiasi šie namai, o teisingiau džiaugiasi šiuose namuose dirbantis ir kuriantis žmonės. Jūs esate tiesiog pavyzdys, ne tik mums, čia dirbantiems esate pavyzdys šaliai, esate pavyzdys turbūt ir kitom tautom. Tai ačiū Jums, kad esat. Ačiū, kad dirbat, kad šlovinat ne tik mūsų kraštą, ir mūsų tautą. Ir linkėjimas neišpuikit. Išlaikykit tą, aišku, ateitį kitokių gražių laimėjimų, konkursuose, festivaliuose, visur kitur. Ir būkit laimingi. Ačiū Jums labai, kad esat. Noriu žodį suteikti jūsų vadovai, Danguolei Kalkienei. Aš labai trumpai. Mažais žingsneliais į tikslą, į gražų tikslą. Mes jį pasiekėm. Visi kartu, kurie čia esate scenoje, visi kartu, kurie esate salėje, sėdite, tai esamieji, buvę visi šokėjai. Mes tą tikslą pasiekėm kartu, ne tik su šitais šokėjais.